Brangus neringiškiai, labai liūdnai nusiteikęs, kadangi nepapuoliau į tą komandą, kuri važiuoja pas visus svečius su filmo ištrauka, bet sakė, jeigu būsiu geras, tai veš mane jau rugsėjį su premjera pas jūs. Na, aš visų pirma noriu labai jums padėkoti už tą laiką, kai mes buvom praeitą vasarą pas jūs. Jūs matėte šitos truputėlį paklamžytus žmonės, kurie tempia apšvietimo aparatūrą, kameras, rekvizitą, tokie truputėlį keisti, susiglamžę, paryčiais, kartais ir naktį, bet su degančiom akim. Tie žmonės, jų tarp ir aš buvau, kurie stengiamės padaryti naują lietuvišką kiną. Kaip pasiseks, pamatysim ateityje. Aš manau, turėtų būti gerai. O norim jums padėkoti, kad faktiškai Neringoje mes būdami per tą mėnesį užėmėm visas svarbiausias strateginės vietas. Ir policija, ir bažnyčia, ir gerbiamo mero kabinetą. Ačiū ir jam už geranoriškumą ir visiems Neringos žmonėms, kurie tikrai kiek galėjo, tiek mums padėjo. Kas man įstrigo, kad Neringoje policininkai liūdnais žvilgsniais, nes nėra ką gaudyti. Ne taip kaip pas mus Vilniuje, kad kas antrą semt. Jau jis yra toks kaip potencialus, taip sakant, klientas policijos. O čia geras kraštas, rojus kampelis, geri žmonės. Noriu jūs pasveikinti. Šiandien kaip tik yra ne tik spektaklis, šventė didelė man, kad jis nusprogtų, bet ir kiniečių nauji metai prasideda. Noriu palinkėti jums gerų, sveikų metų. O likusius objektus kaip telegrafą, geležinkelį, Neringos mes užimsim per kitą filmą. O dabar, kaip sakė kiniečių senelis Šaltis Konfucijus, palinkėjimas būtų toks: šypsokitės prieš miegą ir po.